Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat tuo metu greta statybininko profesijos ir mokėsi vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai nekentė. Kadangi pačios Ingridos klasėje kartu su ja mokėsi viena mergina, kuri artimai draugavo su statybininku vaikinu, Ingrida galėjo labai daug visko prisiklausyti ne tik apie patį Usūrinį, bet ir kitus jo klasiokus. O toje statybininkų klasėje nuodėmių turėjo ir kiti kai kurie vaikinai, ne tik pats Usūrinis, kuris grupėje buvo laikomas keistuoliu ir atstumtuoju. Save tikrų vierchų laikantis vaikinas, itin bjauraus būdo šlykštusis Marėka savo gyvenamojoje vietoje artimai draugavo su žymiai jaunesne, dar nepilnamete mergina ir turėjo tiek įžulumo, kad drįso su ja net ir miegoti drauge, intimiai suartėti. Tad nieko keisto, kad paskui jau būnant žiemos metui ir iki mokyklos atskriejo žinia, kad ta Marėko nepilnametė pana yra pastojusi, jau su dideliausiu pilvu vaikšto ir netrukus gimdys. Kad tas būsimas kūdikis yra tikrai būtent nuo jo, skustagalvis Marėkas net ir nuo savo klasiokų neslėpė, atvirai tai jiems pripažino, net bandė viešai ir girtis, kad jam yra garbė apvaisinti nepilnametę mergaitę, ji save jau laiko atiec. Maladiec ir nepabijos vėliau už tai prisiimti atsakomybės. Na, o Usūriniui toks Marėko požiūris buvo stačiai nesuprantamas, jis net drįso atvirai jam tai prikaišioti, sakant, kad Marėkas, prasidėjęs su nepilnamete, buvo tada tikras mulkis, net ir jį palygino su vienu kvailu babuinu iš filmuko, nes tas veikėjas nesugebėjo logiškai mąstyti ir savo elgesiu buvo tikras mulkis, panašiai kaip ir šitas vaikinas, taip išdrįsęs nepilnametei padaryti vaiką. 2005 metų vasaris.